Brangiai, kas iš tikrųjų blogiausia su grožio pramonė yra, kad labai daug meistrių, ypatingai tom, kuriom trūksta darbo, kurios pradedančios yra, kurios gal šiek tiek nekokybiškas paslaugas teikia ar ne, jiems reikia darbo, jiems reikia uždarbio, jiems reikia patirties ir tiesiog ima padre visus klientus iš eilės. Nori antakių, gerai bus antakiai, nori lūpų, gerai, dzin lūpos, nori ten injekcijų, gerai, pofek, varom, važiuojam, let's go, Jessica. Ir nepagalvoja, kokios paskui pasiekmes būna, nes mes nešam tą rezultatą ne ant savęs, mes nešam tas nesąmonės, jeigu kažkas nesigauna ir tu gali meistrą kaltinti kiek nori, bet iš esmės gali kaltinti savo buko galvą, kad norėjau, ėjau, dariau ant viršaus kažką tai beleką ir patekau į ne tas rankas ir mūsų nepaprotino laiku, ką daryti ir kaip daryti. Tai labai nuoširdį rekomendacija meistrės Lauros Matijošiūtės, užtaginsiu, kam įdomu, galit nueit pasižiūrėti jos darbus, kaip jį dirba, jį daro lūpų permanentą, daro antakių permanentą, antakių tų pravotkių berods daro irgi. Šitą nepasigirdau, nes nepasidomėjau, bet esmė tokia, kad nuostabi meistrė su didelė patirtim, kuri gali labai tiksliai paaiškinti ir pasakyti, ko tau reikia, ko tau nereikia. Ir aš pas ją iš tiesų kreipiausi, kad jinai man padarytų antakių permanentą, aš pas ją atėjau ir jinai sako, Ir jinai man iš anksto nesakė, kad jinai nedarys permanento, aš tiesiog pas ją užsirašiau, jos darbų pavyzdžių prisižiūrėjusi, pas ją nuvažiavau darytis antakiukų, kaip jau nusipieš naujai. Ir jinai sako, aš tau tikrai ant viršaus nepiešiu, nes jie pas tave jau dabar mėlynai kažkokie huipaimoš pilkai neaiškus. Sako, užpiešiu ant viršaus dar vieną sluoksnį, jie vis tiek tie patys išlys, tu gali formą kokią nori gražią pasidaryti, bet jie vis tiek nebus gražus. Tai va, tai kitaip sakant, privertė mane įspyrė į šikną ir liepė išsišaudyti su lazeriu tą seną visą figneę, kuri yra daryta ant viršaus daryta. Ir sako, aš tau padarysiu tobulus, gražius, naujus antakius, su kuriais tu galėsi didžiuotis. Ten tų technikų, visokių pudriniam technikom, žodžiu, ombrė daro, ten beleką. Žodžiu, pasižiūrėkit darbus, tikrai labai faina moteris. Ir dabar man ant atostogų skrendu penktadienį atostogų, ant atostogų pažadėjo nupiešti gražiai su dažais, padaryti, sutvarkyti formytę, kad spalvytė būtų graži, tiktų prie mano plaukų spalvos, padarys, žodžiu, man gražius antakiukus atostogom, o po to, kai sukis lazeris, tada jinai man nupieš gražius tvarkingus permanentinius antakius, tai va tada galėsiu pasigirti ir kaip maniškiai atrodo.